Sveiki visi, kas domisi meditacija, domisi savo vidumi. Labai smagu, kad žmonės nepamiršta pasižiūrėti ir vidun, ne tik į išorę, į pinigus, į valdžią, į kitus žmonės, bet ir į savo prigimtį, į savo vidų. Tai norėčiau šiandien pakalbėti apie meditaciją. Šitas žodis meditacija yra visiškai neteisingai interpretuojamas vakarų kultūroje, verčiamas kaip susikaupimas, gilus susikaupimas, kaip proto suvaldymas, sukoncentravimas, kas yra visiškai ne taip. Iš dalies galima judėti link meditacijos per koncentraciją, bet tai bus susiaurinimas sąmonės, susiaurinimas savo dėmesio iki vieno taškelio. Tuo tarpu pati meditacija yra visiškas atsipalaidavimas, kaip kūno, taip ir proto, emocijų. Vaizduotės taip pat. Meditacija tai yra judėjimas anapus kūno, anapus visko, kas vyksta viduje. Viską, ką mes galime stebėti, mes tai tas vidinis žvilgsnis negali būti tapatu su mumis, nes mes tai galim stebėti. Tai labai paprasta. Vos tik užsimerkė, galima kūną stebėti iš vidaus. Galima stebėti savo emocijas iš vidaus. Galima stebėti savo mintis. Galima stebėti savo vaizduotę. Ir kuo energija kyla aukštyn, tuo keičiasi stebėjimo objektas. Jeigu mes esam susitapatinę su kūnu, tai mes galime stebėti kūną, jo jausmus, pojūčius, lytėti, ragauti. Mes galvosim, kad mes tai ragaujam, aš ragauju, aš esu tas ragaujantysis. Nors realiai tai mes per kūno pojūčius sąveikaujam su aplinka. Tai kad per meditaciją mes atsitapatinam nuo kūno ir matom jį kaip savo draugą, kaip įrankį, kaip būdą išsireikšti, kaip būdą sąveikauti, kaip būdą būti čia žemėje ir patirti laimę, palaimą, ekstazę, meditaciją. Ir tai tuo pačiu atnešti iki kūno ir pasidalinti su kitais. Tai pirmas dalykas tai mūsų kūnas. Antras dalykas tai būtų emocijos ir jų stebėjimas, atsitapatinimas, distancija nuo emocijos iki mūsų, iki to žvilgsnio, iki to stebinčiojo. Paprastai emocionuoti žmogus nesugeba saugiai, kūrybingai, atpalaiduojančiai, transformuojančiai. Paprastai emocijos prasiveržia. Jos arba nevaldomos,
arba labai jau varžomos, atskiriant teigiamas nuo neigiamų, teigiamas priimam, neigiamas mes laikom nedvasingomis, kurias reikia truputėlį laikyti atokiau nuo savęs, neleisti tai energijai emociniai tekėti. Tai kai kas vadina dvasingumu. Jeigu yra tik teigiamos emocijos, reiškia tu dvasingas. Jeigu neigiamos kyla, reiškiasi, pradeda tekėti kūnu, reiškia tu nedvasingas. Nors tai yra visiškai nesusijęs su pačiu dvasingumu, bet taip žmonės tapatina. Jeigu energija neigiama teka, kaip jie vadina, žemos vibracijos, tai tada jau čia nedvasingas žmogus. Realiai tai taip nėra. Tikėti turi kaip neigiama, taip ir teigiama energija, nes tai yra energija. Skirtumas tik tas, kad neigiama emocija, tokia grubi energija, nemaloni yra ir skaudina kitus, yra tokia laukinė, griaunanti. Tuo tarpu teigiamos emocijos, kaip džiaugsmas, ūpas, jos yra tokios palaimingos, kuriančios. Jomis galime iškart naudotis, reikšti, dalintis, sukurti teigiamą aplinką. O su neigiamom energijom reikia truputėlį pridėti savo sąmoningumo, šiek tiek dėmesio skirti joms ir transformuoti. Tai būtent meditacinis mokslas tuo ir užsiima, kad atsitapatinam nuo kūno, atsitapatinam nuo emocijų ir įgyjam vidinę laisvę, vidinę erdvę, kurioje galime būti nepaliestais nei kūno trikdžiais, nei emocijų trikdžiais. Ir vis dėlto kūnas veikia, emocijos yra, energija teka dar laisviau ir džiaugsmingiau, negu įsikabinusi tai. Po emocijų jau energija gali kilti iki proto, aukštyn. Prasideda mąstymas, galvojimas. Ir čia žmonės užstringa visiškai, nes tapatinasi su to galvojimu. Kas yra galvojimas? Tai realybės atspindžiai įrašyti į mūsų atmintį, kuriuos mes naudojame savo naujom formom, naujom idėjom generuoti, kurti, klijuoti, ardyti, konstruoti. Bet tai viskas vyksta virtualioje erdvėje, proto erdvėje. Ir kadangi tai jau pakankamai subtilu, žmonėm tai patinka, jie susitapatina su to galvojimu. Jie mano, kad galvojimas esu aš. Arba galvojimas, jeigu sustotų, dingčiau aš, numirčiau aš. Nors realiai tai taip negali būti, nes kažkasgi stebi visą tą procesą. Vidinis žvilgsnis seka kaip kūno augimą, brendimą, senėjimą ir mirtį. Taip tas žvilgsnis seka emocijų kaitą. Tas pats žvilgsnis seka ir minčių kaitą.